Kėdė šiuose paramedikų imituoja kliūtį, per kurią pasiekiamas sužeistas žmogus. Akis užrištos, nestreniruojamas ir turniketo uždėti tamsoje. Kodėl to reikia pagalbos darbuotojams profsąjungai neaišku. Mokymai sako labiau parodija nei realią darbinę situaciją. Bet kokį mokymą jie turėtų suderinami, patvirtinami ir kokiu atveju nežeminanti žmogumo, juo labiau, kad tai yra filmuojama, tai iš viso ir keliama internetą. Mokymuose dalyvavęs greitosios pagalbos darbuotojai nieko blogo nemato. Ne, tai labai gerai jau, nes mokymai yra reikalingi ir dėl mūsų pačių, kad žinotume, ką daryti. Tam tikroje situacijoje, tikrai, visiems patiko ir jokių problemų nebuvo. Mokymai tai superinė, jokių diskriminacijų, priešingai džiaugiasi mokymus vedusių užduotimis, sako nežiniai, kokia realią darbinę situaciją jiems teks papulti. Nes kiekvieną įvykį važiuoji, nežinai, kaip tai gali būti, gal iš tikrųjų tu turėsi išlyst ir tu turėsi greitai tai daryti. Ir praktikuojantis tai yra praktika, paskui žinai, ką daryti. Tačiau profsąjunga mano kitaip. Aš suprantu, kad taktiniai medicinai tai galbūt galimai ir būtų kažkas lyg ir panašu. Tačiau šiaip galvoti ir tokius mokymus rengti savarankiškai suderinus, tai nemanau, kad tai yra teisinga. Sveikatos apsaugos ministerijai mokymai atrodo logiški, neprieštarauja ir dėl to, kad nebuvo derinti iš anksto. Apie mokymus mes sužinome šiandien. Sveikinu, kad prisimta atsakomybė ir individualiai ruošiasi tarnybos darbuotojai. Poreikis tokiam mokymam yra. Kitai buvo daryti su profesionaliu instruktoriumi. Panašių mokymų akmenės greitosios pagalbos vadovas tai nežada. Priduria akmenės paramedikai nori mokosi, tad mokymai vykdomi nedidinės dienas tam, kad visi darbuotojai spėtų dalyvauti. Nusiskundimai yra visiškai normali darbo dalis, pasiruošuoju labai ramiai, aš suprantu, kad yra darbo procesas, ne visi žmonės vienodi, gal kitiems nepatinka, reikia mokytis tobulinti. Nesupranta ir kam užkliuvo mokymai. Teigiama, kad ne vienas rajono greitosios medicinos pagalbos darbuotojas nepriklauso jokiai profsąjungai. Facebooko puslapis taip pat nepriklauso bendrai greitosios pagalbos tarnybai. Taip pat šiuo akmenės paramedikų įdirbis. Noras rodytis viešai ar ne, sprendžiamas skyriaus viduje. Facebooko įraše trūko kontekstinė žinutė, kas tai yra, tie žmonės, kurie dirba, supranta tų mokymų naudą, kitiems, kurie nėra susidūrę su tuo, tai atrodo keistai. Tokie praktiniai mokymai skyriuje vykdomi jau 5 metus. Ligita Gorničenko, Aušra Šiaulytė, Augustė Tomkutė. Atsiprašome už garso broką ir tęsėme žinias. Nors iki rugsėjo